Dabar apžvelgsime šį purkštuvą, kuris man patinka galbūt labiausiai, ką turime viduje. Akumuliatorių. Koto pirma dalis. Traukiam purkštuvą. Taip. Štai koks gražuolis. Antra koto dalis. Rankena. Purkštukai. 1, 2, 3, 1 herbicidų ir taip toliau. Čia koto sujungimas. Pakrovėjas. Ir štai, žiūrėkit. Visų pirma, turime 6 metrų žarną. 35 litrų talpa. Labai geras dalykas, kad čia mes galime nuleisti vandenį. Ir tarp kitko, čia yra filtras. Čia yra 2, o su kai kuriais purkštukais netgi ir 3 filtravimas. Čia yra 1 filtras. Per čia praeina vanduo. Rankenoje yra 2 filtras. Ir 3 filtrą turi štai šitas vėduoklės purkštukas. Truputį vėliau parodysiu, kaip visi veikia purkštukai. Surinkimas yra tikrai labai paprastas. Gerai viską užspaudžiam. Būtent čia dabar reikalinga ta jungtis. Taip. Statom antrą dalį. Gerai taip pat užspaudžiam ir prisukam purkštuką. Čia turim fiksatorių rankenos. Suspaudžiam žemėn ir čia jinai fiksuojasi automatiškai. Čia tarp kitko turime dėžutę. Dėžutė, kurioje galime saugoti purkštukus. Taip, sudedam purkštukus. Koto laikiklis eina čia. Žarną mes užvyniojam čia. Čia. Čia fiksuojame kotą. Taip, viskas, purkštuvas paruoštas. Aha, dabar reikia prijungti akumuliatorių. Taip. Čia mes turime gamyklinį numeriuką, pagal kurį galite užregistruoti purkštuvą gamykliniai garantijai. Taip, uždarome. Čia turime jungiklį ir jau galime jungti. Kodėl man šis purkštuvas labai patinka, nes jis yra su ratais. 35 litrų. Ir jokio krūvio į jūsų nugarai. Nes kada tenka purkšti 3, 5 arba 10 purkštuvų ant nugaros nešiotis porą valandų, tai būna be galo sunku. O čia mes tiesiog vežiojame purkštuvą po lauką, po sodą, bele kur. Šis purkštuvas tiks ir tiems sodininkams, kurie turi didesnį plotą, nežinau, 0,5 hektarų ten visko prisodinta ir jums reikia daugiau skysčio. Tas purkštuvas tiks taip pat ir profesionalams. Jeigu turėsite, ten, nežinau, vynuogių, braškių, braškyną, vynuogyną, kažkokį ten 0,5 hektaro iki hektaro galbūt, tai šis purkštuvas tikrai jums pravers, nes paprasto nugarinio, tai čia jums bus vargas tiesiog. Šitas tikrai išgelbės. Būtinai prisiminkite ir žinokite, kad jūs galite prailginti arba papildomai prie šio koto papildomai 1 metro pridėti, tai tada gaunate 2 metrų kotą. Arba galėsite šį teleskopinį prijungti prailgintuvą, kuris yra 3 metrų ilgio. Jeigu jūs su ištiesta ranka
turite 2 metrus, dar 3 metrai, tai galėsite purkšti netgi ir 5 metrų aukščio medžius. Purkštuvas turi 3 greičius. Jungiame pirmą kartą, jungiamas pirmas greitis, antras, trečią kartą, trečias greitis jungiamas ir ketvirtą kartą paspaudžiam, purkštuvas išsijungia. Ir dabar jungiam pirmą greitį, pavyzdžiui. Taip. Siurbuliukas įsijungia ir nustoja veikti, nes jis sukuria slėgį ir viskas išsijungia. Kai tik mes paleidom srovę, jis iš karto išsijungia. Atleidom srovę, uždarom srovę, jis iš karto išsijungia. Gerai, pavyzdžiui, trečią greitį jungsime. Va, jis jau veikia stipriau, jis sudaro dabar stipresnį slėgį. Žemesnis slėgis mums reikalingas dažnai purškiant herbicidus, aukštesnis slėgis visada tinka insekticidams ir fungicidams. Jei norėsite apskaičiuoti šio purkštuvo našumą, debetą preciziškai 100%, tai čia pridedama yra štai tokia lentelė, kur galėsite viską apskaičiuoti labai tiksliai. Štai kokia graži vėduoklė. Dabar patikrinsime šį purkštuką. Jis turi 4 skylutes. Purškimo atstumas dabar 60-70 cm. Taip. O dabar, žiūrėkit, jis taip pat yra reguliuojamas. Tai reiškia, kad mes galime jį atsukti. Štai tiek. Ir dabar jis jau turės kompaktišką srovę ir galėsime purkšti iš toli. Dabar jau turime 3 metrus ir žiūrėkit, kaip jis purkš. Iš 3 metrų kompaktiška srovė, aišku, kad lašeliai bus stambesni. Ir dabar pagrindinis purkštukas, jis yra reguliuojamas. Jeigu yra užsuktas, tai tada gauname plačią srovę. Jeigu atsukam, tai srovė tada gaunasi siaura, bet purkšti galime toliau. Žiūrėkit. Dabar užsukam ir žiūrėkit, kokia bus srovė. Dabar atsukus, atstumas nuo sienos 2 metrai. Matot, kompaktiškai. Dabar nuo 3 metrų irgi galime kažką pasiekti ir nupurkšti nuo 3 metrų. Atvažiuojame į vietą ir žiūrime, ką dabar galime pasiekti. Ir štai galime purkšti čia. Čia. Pasiekėm čia. Ir šitą augaliuką taip pat. Galime dabar iš šitos pusės apipurkšti. Ir čia taip pat. Ir čia. Jeigu mums reikia pasiekti aukštesnius augalus, tai tada purkštuką mes truputį atsukam ir gauname kompaktišką srovę, kuri ir lengvai pasiekėme ir viršūnėlės. Puiku, tiesiog šaunus purkštuvas. Dirbti tikrai labai patogu. Nugarą niekada nepavargs. 25 litrai. Pripilam ir ilgai ir daug purškiam. Jeigu jums tikrai bus dar daugiau darbo, tai tada galėsite užsisakyti papildomą bateriją. Su 2 baterijom dirbsite nepertraukiamai visą dieną, o gal netgi ir daugiau. Užsisakykite, pirkite Europos ispanų gamintojo labai gerą kokybišką profesionalų purkštuvą, o apie kitus pigesnius, prastesnius dalykus tiesiog pamirškite. Sėkmės sodininkavant.